2007-aisiais Lietuvos vakarų krašto dainų šventę minėjome pirmosios lietuvių dainų šventės Mažojoje Lietuvoje 80-metį. Ta proga vasaros estrados alėjoje Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Aukuras iniciatyva buvo atidengtas paminklinis atminimo akmuo, prie kurio šventinės eisenos dalyviai ką tik padėjo gėlių. 2012-aisiais Lietuvos vakarų krašto dainų šventė buvo dedikuota pirmosios lietuvių dainų šventės Mažojoje Lietuvoje 85-mečiui. O šiais metais šiandien atvyko į Klaipėdą per 7000 dainininkų, muzikantų ir šokėjų iš visos Lietuvos. Paminėti Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90-metį. Pasveikinkime vieni kitus. Na, o dabar mes truputį užbėgome už akių, bet mums nori padainuoti Irenos Nakienės Studentės.